Labas rytas. Atvežiau dovaną. Jaučiuosi kaip koks vagiūkštis, nes nežinau kokia šita pašto dėžutė, bet radau. Jo, viskas gerai, gali važiuoti. O tu siaubėlė. Tai dabar tuoj 8 valandos. Atvežiau dovanėlį, įdėjau ir važiuoju į darbą. Yra tamsu, šalta ir šiandien kūčios. Tai lekiu atidirbsiu savo pamainą. 2 valandą baigsim darbą, lėksim namo ir reikės ruoštis tokiai kaip ir vakarieniai su šeima. Tai kadangi labai tamsu, savo tikslą atlikau, dovana pristatyta, niekas neinformuotas, tiesiog tikiuosi, kad jie patikrins tą dėžutę ir atras tą dovanėlę ir manau, tada tikrai man parašys. O dabar važiuoju į darbą ir susitiksim vėliau. Visur taip tylu, ramu. Kelios mašinos pravažiuoja, nors jau po 8, bet labai ramu. Vėsoka laukia, bet aš jau atėjau. Šiandien įsisegiau tokį kaspinuką. Tikrai labai mielas, kolegė jau sako, oh, so cute. Tikrai mielas labai. Einu dar desertą suvalgyti. Kiek čia tų valandų? Man atrodo, dar turiu laiko. Ir eisim darbuotis. Kaip laikas eina lėtai, aš negaliu patikėti. Dar tik 11:30. Atrodo, čia jau visą amžinybę. Pagaliau baigiam dieną. Galim varyti namo. Žiauriai lėtai ėjo diena. Ir iš tikrųjų vėl galvą noriu skaudėti. Bet jau penktadienį, kai dirbsim, bus žymiai lengviau. Ryte viską sudėsim visas kainas raudonas ir bus ramekas, nes dabar tai kažkoks kosmosas buvo. Vis tikrint, ar čia ir vis tiek primaišyta, pridaryta. Tai jau bus viskas aiškiau ir jaučiu bus žmonių milijonas, nes bus daug išpardavimų. Vyras klausia, ko noriu kalėdom. Tai sakau, noriu nusipirkt. Kaži, čia dar tos durys atidarytos iš vis. Dar jo. Sakau, man reikia batų, kadangi ten tie jau išėjo velniop. Ir man reikia kažkokios dar kaip ir striukės. Šiaip norėčiau jau šitą pakeisti kitą, o šitą šiaip tokią pasilaikyti kažkur tokią plius naminė, nenaminė, nes ten keletą jau ir išmečiau. Tai sakau, tiesiog nusipirksiu aš, ką reikės, tai jis man turbūt praves pinigų. Nes gal taip ir geriau, tada tu nusipirki to, ko reikia. O aš jam esu nupirkus tuos kvepalus. Tai jie yra ten, man atrodo, su parfumu, gerai išsilaiko ir tikrai nepigiai kainavo. Tai tiesiog apsikeisim tokiais dalykais ir bus viskas gerai. Ir nusipirksiu tą, ką man reikės. Ir bus kalėdinė tokia dovana. Vėl aš šitoj pardėj buvau. Galvojau, gal rasiu kisėliaus, bet neradau.
Bet šitą nusipirkau. Ir tuoj vėl savo riestainį valgysiu, nes noriu valgyti. Tai šį kartą pasėmiau netgi 3, nes Bemas irgi mėgsta. Ir viskas, varysiu link namų. Mes vakaro nelauksim, pasidarysim kūčių pietus, nes esam visi alkani. Tiesiog išsikepsim žuvytę su garnyru, su kažkokia burokėliu, va ta gal mišrainė. Ir pavalgysim, nes čia laukti iki vakaro, tai tiesiog iškrisim iš pado. Tai va taip su šeimyna susėsim, pasidžiaugsim, pavalgysim ir bus mūsų tokia kūčių pietus vakarienė. Nes dabar yra po 2, aš dar kol grįšiu, kažkur gal bus jau apie 3 valandą, plius minus. Tai va, bus tokie vėlyvi kūčių pietus. Ir rytoj jau kalėdos. Tai mes su vyru jau apsprendėm dovanų reikalą. Benas lauks kalėdų senelio, ką jis bus palikęs pagle. Ir jo, labai smagu. Bet jūs iš karto noriu pasveikinti su kalėdom, nes kai šį vlogą žiūrėsit, jau bus kalėdų diena, kalėdų pavakarė. Tai tikiuosi, svarbiausiai esat visi sveiki, nesergat ir visa kita nėra taip svarbu, manyčiau. Svarbiausia yra sveikata ir kad būtume mylimi, mylėkim. Tai visiems gražių kalėdų ir susitiksim dar vėliau. Nu, aš tik grįžau jau sukuosi, va, jaustų burokėlius, žuvytė jau paruošta kepti. Reikia tik bulves nuskusti, mano skutėjas kažkur dingo. Ir darom ir eisim valgyti kūčių pietus vakarienę. Vaikšto aplinkui ir bučinius man talina. A ne? Tiksliau su mašina važiuoju. Nu, aš skaniai pavalgiai kūčių vakarienę, Benukai. Jo. Skani buvo žuvytė. Jo.
Ar aš atflišau? Atflišau. Jo. Jau viskas, šiandien buvo paskutiniai advento kalendoriaus dovaniukai. Gavau kažkokį kūno aliejų. Ir Benas gavo kalėdinę eglutę Legojo ir saldainiuką. Nu, gali parodyti. Tai tiesiog dabar privalgėm, pavalgėm, pažiūrėjom Samošką. O, kokia eglutė. Ir ilsimės, ne? Aš kambarį montuoju jums video. Tai dar kartą noriu visiems palinkėti gražių kalėdų, daug dovanų vaikams ir ne vaikams. Nu, gal nedaug, bet tų, kurių norite iš širdies. Ir svarbiausia, kaip sakiau, būkit sveiki, nesirkit, laimingi ir kad tie metai nauji būtų geri, bet dar susitiksim ir gausit dar puokštę linkėjimų ir kai bus naujų metų proga. O dabar tiesiog linkiu gražiai, jaukiai praleisti tas gražias šventes, kalėdas. Tikiuosi, kad dauguma iš jūsų gali susitikti su šeima, nes mes esam už Jūrų marių. Tik 3, bet vis tiek esam maža šeima. Tai vis tiek faina, kai galim būti visi kartu, bet aišku, linkėjimai visiems namiškiam, kurie žiūri. Bučkiai jum apkabinimai, žinau, kad žiūrit, tai linkėjimai jums. Ir susitiksim greitai. Aš turbūt tęsiu šitos vlogmas iki pat gruodžio mėnesio galo, nes žinau, kad kiti galbūt nebedarys youtuberiai. Bet tegul būna čia tokia mažytė dovanėlė nuo manęs, tai užbaigsiu kiekvieną dieną kartu su jumis, šio mėnesio kiekvieną dieną. Tai dar susitiksim, gražių, jaukių kalėdų.